Sveiki, mano video blogo žiūrovai. Šiandien parodysiu, kaip per Minecraftą atsisiųsti tekstur paką ir kad jis veiktų. Taigi, einame į savo naršyklę ir tada parašome Minecraft, parašome savo versiją. Tekstur ir rašome dar tekstur packs. Nueiname į kokį norite tinklapį, aš tai šitą nueinu ir atsisiunčiame kokį norime tekstur paką. Tai aš noriu, pavyzdžiui, šitą atsisiųsti. Čia viskas yra taip. Ir paspaudžiame šitą mygtuką. Tada palaukime. Ir dabar mums reikės įrašyti tekstą. Pavyzdžiui, galim pasikeisti. Ir tada paspaudžiame šitą mygtuką. Žodžiu, per kokį norime tinklapį atsisiunčiame tą tekstų paką. Paspaudžiame dalyvauti. Tas yra sapras. Va. Štai mums pakraus kada. Tada ir parodysiu, ką toliau daryti. Taigi dabar norėčiau pakalbėti apie tekstur pakus. Tekstur pakai yra, pavyzdžiui, visokių rūšių. Pavyzdžiui, yra Minecraft Star Wars tekstur pakas, galėsiu jį aprodyti. Ir mums dar krauna, tai kol kas aš aprodysiu tą jums tekstur paką. Biški. Ir tada žiūrim. Taip, kažkokia nesąmonė. Ir žiūrim į Minecraft. Nekreip dėmesio į pavadinimą. Ir žiūrėkite tekstur paką. Taip. Biškai užlagina, nes šį tekstur pakas. Ups. Štai. Nueiname į nustatymus, tada nueiname į teksturų paketus ir va, Star Wars. Ir štai kas čia yra. Čia yra sprogmenys ir viskas taip. Aš dabar su deimantiniais šarvais. Matot? Čia kaip su čytu. Tu jau iš karto. Čia aš be čyto. Bet čia jau yra tam tekstur pake čytas. Na va, mums jau atsiuntė. Tada tą tekstų paką pasidedame ant desktopo. Nekreipti dėmesio, kas su mano desktopu darosi. Ir tada tą tekstur paką parašome ant starto, jeigu turite Minecraft, aišku, čia viskas. Updata procentai, remaining, įjungiam šitą folderį, einame į .minecraft, tada einame į tekstur packs ir įkeliame čia tą tekstur paką. Ir būna dar Java tekstur pakas, tai pasikeiskite jį į šitus.
Ir žiūrime nustatymai, tekstūrų paketai. Tai štai mano tekstūrų paketas. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote mano video, kaip atsisiųsti ir updeitinti tekstų paką ant Minecraft. Viso gero, čia buvo Alius ir viskas.